Džiai, Prabhupada. Patyta Pavanaky. Mano viešpatė, pirminis viso pasaulio dvasios mokytojų. Ką reiškia tau, aukščiausiam Dievo asmeniui, visatos valdovui, išvaduoti puolusias sielas, kuriuose meilė ir atsidavimu tau tarnauja? Tu esi visos kenčiančios žmonijos draugas, o didžioms asmenybėms dėlėtų užjausti neišmanėlius. Todėl nebejoju, kad tu apdovanosi savo nepriežastinę malonę visus, kurie kaip ir mes tau tarnauja. Komentaras. Šiame posme žodžiai Prija Džanan Anuševa Tam Nach nurodo, kad aukščiausias viešpats, aukščiausias Dievo asmuo yra itin palankus savo atsidavusiems tarnams, kurie seka tyros širdies bakto nurodymais. Kitaip sakant, būtina tapti viešpatės tarnu. Tiesioginė tarnystė viešpačiui nėra tokia vaisinga, kaip tarnystė viešpatės tarnui. Šito moko šį Čaitanį Mahaprabhu, kuris nurodo mums, kaip tapti gopi bartų pada kamala jaur dasa nudasa. Niekas neturėtų didžiuotis, manydamas, kad tiesiogiai tarnauja pačiam aukščiausiam Dievo asmeniui. Vietoj to reikia ieškoti tyros širdies viešpatės tarnų ir tarnauti jam. Kuo labiau jaučiamės esą tarno tarnais, tuo tobulesnė mūsų dvasinė tarnystė. Tai patvirtina ir Bhagavad Gita. Ivam parampara praptam, imam radžaso vidų. Norint perprasti aukščiausią Dievo asmens mokymą, tai reikia įsijungti į paramparą. Šiuo atžvilgiu Šrila Narottama Dasa Thakura sako, Tandėra čarnat sevim bhakta sane vasa. Trokštų tarnauti lotasiniams viešpatės atsidavusių tarnų pėdoms ir su jais gyventi. Džanmė haja hei Hilasa. Sekdami Narottamas Dasa Thakuro pavyzdžių, turėtume stengtis gyvenimas po gyvenimo, tarnauti viešpatės tarnui. Šilos Bhaktivinodos Thakuros dainoje yra tokie žodžiai. Tumita Thakura, tomar kukura, balija džanaka more. O mano valdovė, o Vaišnava, prašau laikyk mane savo šunimi. Turime tapti Vaišnavo, tyros širdies viešpatės tarnu šunimi, nes toks Vaišnavas gali lengvai duoti mums Krišną. Krišna sėja Tamara, Krišna dita para. Krišna yra savo tyros širdies tarnų nuosavybė, todėl jiems nesunku duoti Krišną tam, kuris priėmė jų prieglobstį. Prahlada nori tarnauti viešpatės tarnui, todėl meldžiasi Krišnos. Brangus viešpatė, būk maloningas, suteik man tavo itin brangaus tarno prieglobstį, kad galėčiau jam tarnauti ir šitaip pamaloninti tave. Mat bhakta pajahika. Viešpats sako, tarnauti mano atsidavusiam tarnui yra geriau, nei stengtis pasitarnauti man pačiam. Šis posmas atskleidžia svarbų faktą. Prahlada Maharadža nepageidauja vienas džiaugtis savo dvasinės tarnystės vaisiais. Jis maldauja viešpatės malonės, kad mes visi, puolusios šio materialaus pasaulio sielos, galėtume tarnauti jo tarnui ir taip pelnyti išvadavimą. Viešpačiai visiškai nesunku apdovanoti mus savo malonę, tai jau Prahlada Maharadža trokšta išgelbėti visą pasaulį, skleisdamas Krišnos sąmonės mokymą. Om Agyana Timirandasya Jananjala Shalakaya Chakshurime Tam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamagyam Swapadantikam. He Krishna Karuna Singudina Bango Jagatpate Kopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshvari Rishabhana Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sinkubhyevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Śrīmad Bhagavatam Purana Ki. Śrīmad Bhagavatam tai nepaprastas kūrinys, jis nėra materialus, jis yra grinai transcendentinis.
Jis nieko nesiskiria nuo viešpaties Krišnos. Ir tik Šrimad Bhagavatam, reiškia, skaito ir mėgaujasi didžiosios sielos. Ir aš toksai menkas iš tikrųjų esu. Ir mane šiandien pasodino čia ant Vesasanos. Ir tokiems panditams kaip man labai iš tikrųjų man sunku skaityti. Nes panditoms. Tokiems panditams, kurie išmano šventraščius, man sunku skaityti, nes aš iš tikrųjų prisipažinsiu, gal nelabai daug skaitau, aš daugiau stengiu savo gyvenime suvokti švento vardo šlovę per jo kartojimą. Bet va čia būtent šitas tekstas, aš taip kaip pradėjau skaityti, supratau, kad jis konkrečiai yra man kaip, sakant, pamokymas, kad tu nepriartėsi prie viešpatės, netapdamas viešpatės tarno. Ir mes turim tą suprast momentą, kad kol mes nepriimam dvasinį mokytoją, kol mes nepradedam vykdyti jo nurodymų, kol mes netarnaujam jo nurodymams, tol mūsų dvasinis progresas iš tikrųjų net nepradėjo judėti, jisai dar net neprasidėjo. Iš tikrųjų, žmogaus gyvenimo forma yra ypatingai maloninga gyvai būtybei, nes su žmogaus kūnu jinai gali perplaukti šitą samsaros ratą ir, reiškia, kančių materialų pasaulį. Krišnai nėra problemų mums išvaduoti. Jis per akimirką gali mums išvaduoti. Bet kaip aną kartą aš prieš gal kelis mėnesių, kai buvau atvažiavęs, minėjau, kad vienintelė problema yra mumise, kad mes dar abejingi esam Krišnai, abejingi jo nurodymams, abejingi jo tvarkai. Belnai, reiškia, kai viešpačiai atėjo ir jisai, kaip pasakyti, jisai parodė. Krišnai sako, sarvam ram perite žemamai kam šaranam raža, aham tam sarva papevjo, mokšakšaša aham sučiak. Jisai sako, kad atmesk viską ir paprasčiausiai atiduok man. Ir nuo tada prasideda dvasinis tobulėjimas. O viešpačiai jisai atėjo ir parodė, kaip tai pasiekti ir kokį mes, reiškia, turime emociją vystyti. Ir viešpačiai vakar, kaip tik jo buvo nužengimas, jisai vystė tą išsiskyrimą su viešpačio emocija. Ir kaip mes galim vystyti išsiskyrimą su viešpačio emocija, kad mes dar su juo nesusitikom. Mes dar jam abejingi esam. Mums dar jis neįdomus. Mums įdomus, reiškia, kažkas kitas yra. O kai mes pradedam kartuoti šventą vardą, mūsų visi norai ir visi troškimai išplaukia į mūsų protą paviršių. Ir mumis nuneša. Ir kiek mes galim susikoncentruoti į šventą vardą iš tikrųjų. Minutę, 2 minutės, 3. Gal ką jūs, aš nežinau, gal pasiseka. Aš tengiuosi daugiau kartuoti, sakau, gal daugiau kartuojant, gal pramušiu tos ledus. Bet sukartoju, žiūriu, jau baigiu ir beveik laką sukartuoti. Kaip aš negirdėjau tos mantras, taip negirdėjau. Ir kada aš ją išgirsiu, neįsivaizduoju. Iš tikrųjų, be jūsų palaiminimų, be jūsų malonės aš nieko negaliu padaryti. Iš tikrųjų, šitas tekstas, čia Prahlada Maharadžas, jisai kalba, viešpaties prašo, kad jis didį sielą yra Prahlada Maharadžas. Jis vienas iš Mahadžanų, 12 Mahadžanų. Ir jisai sako, kad išvaduok šitas neišmanėlius iš šito materialaus pasaulio. Tai kaip mane tokį, reiškia, neišmanėlį. Prašo Prahlada Maharadža, prašo mūsų gūrų, jie pastoviai meldžiasi už savo mokinius ir prašo viešpatės, kad viešpats būtų jiems maloningas, kad suteiktų intelektą, suvokimą, kaip atsiduoti ir tarnauti jam. Suprantat? Gūrų kartais netgi bijo mums duoti nurodymų, nes žino, kad mes galim nenorėti jų vykdyti. O jeigu mes nepaklūsim dvasinio mokytojo nurodymams, mes iš karto degraduosime.
Už tai mokytojas jis labai atsargiai duoda nurodymus, taip, kad tas nurodymas būtų taip kaip ir netiesiogiai. O jeigu jis sako jau tiesiogiai, tai jis labai jau pasitikė šito mokiniu ir jis žino, kad tas mokinys iš tikrųjų tai padarys. Bet dažniausiai jisai taip netiesiogiai užsimena, bet duoda tokią kaip ir pasirinkimą laisvę daryti arba nedaryti. Nes žinai, jeigu mes nepadarysime, mes nedegraduosime. Bet jeigu mes neįvykdysime dvasinio mokytojo nurodymų, iš karto mūsų degradacija. Nes padarome švento vardo įžeidimą. Trečią įžeidimą. Nepaklūsti dvasinio mokytojo nurodymams ir laikyti jį paprastu žmogum. Ir dažnai mokytojai jie neprisileidžia labai arti prie savęs mokinį, kad jisai nebūtų familiarus. Nes mokinys, kada jisai priartėja labai smarkiai prie dvasinio mokytojo, prasideda labai stiprus valymas. Ir jam išplaukia labai daug nešvaros iš širdies. Ir jis gali pradėti galvoti, kad šitas mokytojas toks pat kaip ir aš. Jis nieko nesiskiria nuo manęs. Jis taip pat valgo, jis miega. Šito lietą eina. Kuo jisai skirias? Reiškia. Ir taip jisai gali pradėti sakyti, labai familiarus tapti ir taip degraduoti. Už tai mokytojai, jie žinodami mūsų padėtį, dažnai laikosi tokio truputėlį atstumo. Aišku, ne, aš kalbu čia apie save. Reiškia. Ir duoda nurodymus taip, kad mes juos galėtume ir išvykdyti, ir ne visiškai įvykdyti. Nes jeigu mes neįvykdytume, kaip aš minėjau, ir jeigu būtų tai nurodymas, iš karto degradacija, nes šventas vardas nepadės, nes padaromės šventą vardą įžeidimą. Žinom, jeigu mes tarnavom viešpaties gyvybei ir padarom kažkokį tai nusižengimą, tai mes kartodami šventą vardą atperkam tą nusižengimą. Jeigu mes kartuojam tą vardą, negalvodami, kad mes pakartosime ir vėl darysime tą nusižengimą. Nedarom 7 įžeidimą šventam vardui. Vat. Bet jeigu mes jau padarom šventam vardui įžeidimą, šventai asmenybei įžeidimą, mūsų dvasinis kelias labai ilgam uždarytas yra. Suprantat? Tai yra gan blogiau negu tiems gatvės pasauliečiams. Nes jų galimybė yra dar sugrįžti, ateiti čia. O mums šis būna uždarytas, suprantat? Kokia problema gali būti labai gili. Už tai mes tarnaudami dvasiniam mokytojui, mes galim jo nurodymams, mes galim per šį gyvenimą pasiekti viešpatį, meilę jam. Ir tai verta. Kaip Krišna, aš daviau tada Radharamanui skaityti tą knygą, kur žmogus bendrauja su persiela ir su persiela jam sako, tai verta iš tikrųjų. tą askezę atlikti verta. Tu nenusivilsi iš tikrųjų. Nes kada aš įeisiu į šitą vardą, kada Krišna įeis į jį, tada jis taps ant tiek saldus, kad mums nereikės kažkokių dėti pastangų, atsisakyti kažkokių troškimų. Suprantate? Mes nebeturėsime jau norų. Tai kaip aš vienąkart kalbėjau, kad Prabhu pasakė, kad, aš kaip banditas labai, kad aš impersonalistas, reiškia, nes aš sakau, kad žmogus, jeigu neturi norų, reiškia, jisai jau tampa impersonalistas. Ne. Jis netampa impersonalistu. Personalizmas visai kas kita. Aš giliai tada galvoju ir man Krišna davė. Atvažiavant Niranžanas Svamis davė lekciją, aš klausiaus per festivalį. Jis pasakė, kuo impersonalistas kilęs nuo impersonalisto. Pagrindinė skirtums yra. Nenoriu, kad neturi. Bet personalistas, jis visą laiką meldžiasi Dievo malonės. O viešpatie, būk man maloningas. Bent kada jisai meldžiasi Dievo malonės. O impersonalistas ką daro? Jis neprašo Dievo malonės. Tuo ir skiriasi. Jam nereikia Dievo malonės.
Ir ten toj knygoje labai gerai rašo, aš atgi tas supratimas, kad personalistas, jis tampa labai mažytis savo širdį ir Krišna jį palieka vietas ir Krišna tampa labai didelis. Užima beveik visą širdį. O impersonalistas, jisai nori tapti labai didelis, tada Krišnai nebelieka vietas, jisai tampa labai mažytis ir beveik visai išnyksta. Suprant? Ir jisai tampa, jisai galvoja, aš tapau Dievas. O pagrindinis skirtumas, jam nereikia malonės. Ir jisai turi taip pat dvasinį mokytoją impersonalistas. Jis taip pat, kaip sakant, vykdo jo nurodymus. Bet kai jis pasiekia tam tikrą lygį, ką jis daro? Kaip Prabhupada sako, jisai atmeta savo dvasinį mokytoją. Jis atstumia jį. Jisai sako, tu man dabar nebereikalingas. Aš jau tobulas. Suprantat? O ko personalistas ką daro? Jisai priima savo dvasinį mokytoją ir ne vienam gyvenimui. Visai amžinybei. Suprantat? Įsivaizduojat? Kas dar nepriėmė dvasinį mokytoją. Ant kiek yra svarbus žingsnis gyvenime. Tai ne žmona. Žmona gali priimti vienam gyvenimui, 30 metų turėti ją, ar ten vieną gyvenimą, ar ten 7 gyvenimus. O dvasinį mokytojai ne. Dvasinis mokytojas amžinai. Ir dvasinis mokytojas, jeigu mokinys nepabaigė šito kelio, ne, jis turi ateiti iš dvasinio pasaulio vėl. Mes žinom tas istorijas, ne, su Bhaktivinoda Thakura, ne. Jis ateina iš dvasinio pasaulio, priima tam tikras formas, kad pasiimtų savo dvasinį mokytoją. Jis ateina, galbūt netgi moters pavidale ir įvairiais pavidalais, reiškia. Ir tą mokinį vėl traukia. Štai Prabhupada sakė, nepriverskit manęs ateiti čia, kad aš jumis. Taip pat ir mums bus atsakomybė. Jeigu mes priimam dvasinį mokytoją, mūsų atsakomybė prieš jį irgi yra labai begalinė. Tai nėra žaidimas, tai nėra mados klausimas. Aš turiu dvasinį mokytoją. Aš dabar inicijuotas ir ką noriu, tą darau, suprantat? Ne. Mes pasigailėkim tų asmenybių, kurios priima tą naštą iš tikrųjų. Mes tik tai atsakom už save vieną. Ne? O jis atsako už mus visus. Įsivaizduoja? Kokia atsakomybė, ne? Ir jeigu mes kažkokią nesąmonę darom, tai kodėl mes priimam šitą dvasinį mokytoją? Dėl ko mes tas įžadus davėm? Suprantat? Dėl ko visą tai mes darėm? Tada nereikėjo priimti, nereikėjo tai daryti. Kodėl mes tą asmenybę baudžiam? Ką mums padarė blogą, suprantat? Ir mums gerą linki, o mes jam antausi, kaip sakant. Taip išeina. O todėl dvasinio mokytojo pasirinkimas yra gan toksai labai svarbus žingsnis. Ir mokinys turi būti jau, kaip pasakyti, suvokti, ką jis daro. Mes viską turim daryti sąmoningai. Apie tai Prabhupada sakė ir mokytojai sako. Mano Guru Maharadžas dažniausiai viską, abelnai. Aš žinau, jisai buvo ir labai sirgo, ir čia Arindama pasakojo tą istoriją. Ir jo su plaučiais problema ten. Ir Arindama jam pasakė, mokytojau, reikėtų jums kojas pakaitinti voneliai, kad reiškia praeitų jūsų tas, kosulys, taip. Jis pasakė, o iš kur tu taip paėmė, kad man kojas kaityti? Kas autoritetas? Sako, tai mama man taip darė. O, mama, autoritetas, viskas gerai. Ir mokytojas priėmė. Reiškia, jisai, gal tu susigalvoji, čia man kažką sakai, surenti. Turi rimtis kažko, autoritetų, intelekto. Visą laiką būti joga, intelekto. Aš darau, bet intelektualiai. Mes žinom, duoda dvasinis mokytis nurodymų, bet mes turim tai daryti intelektualiai. Mes tai turim tapti tokiais mokiniais, kaip ta istorija yra, kaip, žinote, ne istorija, kaip mokytas turėjo didelę skrybelę, tokiais dideliais bryliais, ne, kaip meksikiečiai, ne, ir joja ant arklę. Ir mokiniai jo ėjo iš paskos jo, ne. Ir šakos skrybelė užkliuva, ji nukryta. Ir mokiniai praėjo. Mokytojai sustabdė arklį, sako,
Klausykit, paimkit skrybėlę, ką, nukrytą skrybėlę, paimkit. Ir kas nuo arklio kris, viską paimkit. Mokiniai, gerai. Arklys padarė ką, ne? Jie pradėjo rinkti ir mokytojai dirbo. Suprantat? Jie neprotavo, ką daryti, suprantat? Mokytis pasakė viską, kas nuo arklio krenta, viską imti, ne? Bet tai reikia pirmiausiai suvokti, ką tu darai. Suprantat? Skrybėlė nukrytą nepaėmė, o tą paėmė, suprantat? Ir dėja. Tai vat, kad mes netaptume tokiais mokiniais. Už tai mums reikalingas šventraščiai, reikalingas to žinias, reikalinga ugdyti tą intelektą, tą būtį. Hare Krishna. Kurio pagalba mes suvoktume, ką mums mokytojas nori pasakyti. Nes mokytojas jis gali duoti tokius bendrus nurodymus. Bet kad suvokti mums reikalingas intelektas, suprantat? Ir dėl to mes turim ugdyti, dėl to mes kartuojam šventą vardą, skaitom Šrimad Bhagavatam Bhagavad Gita, Čitanya Čitamrita, ne, su šventraščius ir bendravim su atsidavusiais. Sadgo sanga tai nėra, kad aš atėjau į sekmadienį į pystą ir kalbu apie savo žmoną arba vyrą, arba apie savo darbą, arba apie savo ten kažkokius tai nuotykius matliam pasaulį. Bet Sadgu sanga yra tai, kad mes kalbam, susirinkę, ne, visi, apie Krišną, apie atsidavimą jam ir kaip patenkinti dvasinį mokytoją, kaip patenkinti paramparą, kaip tapti tarno tarnu, o tai yra Sadgu sanga. O dažnai būna, kad mes susirinkam, geras vystas, pavalgom, o po to atsipalaiduojam ir kalbam viską tik tai ne apie Krišną. Viskas, kas mūsų protė. Tai va, čia nėra Sadgu sanga. Ir todėl dievybės dažniausiai uždaro, kad jūs nematytų, nors jūs girdė, bet nors nematytų, ką mes kalbam. Visų tų kalbų. Vat aš kažkur Bhaktivinoda Thakurą skaičiau knygą, yra Harinam Chintamani, ir paskui ten toliau eina serija. Ir ten yra aprašytas vienas jogas. Jis visą naktį, tai yra visą naktį, jis medituodavo šventą vardą. Ryte jis ateidavo ir jie visi susirinkdavo. Ir vieną iš jų išrinkdavo, kuris yra daugiau pažengęs jau, kaip Šukadeva Gosvami, ir tas pasakodavo apie Krišną. Jie klausinėdavo, kalbėdavos, bendraudavo. Tai yra Sadgu sanga. Ir vakare vėl visi įsiskirsdavo, ir jis vėl nueidavo, ir jis vėl užimdavo jogą, tai yra medituodavo šventą vardą. Tai 24 valandas per parą jisai užimdavo save tarnystę viešpačiui. Ką? Ne, jis nemiegojo. Ne, iš vis nemiegojo. Jam nereikėjo. Ten aprašyta, ten yra, aš nežinau kaip jo, Bhakti rasa, kaip ten pasivadina aš. Kitą kartą aš užsirašysiu pavadinimą, aš tą pasakysiu, tos knygos. Paskaityti. Ir pas jį atsiuntė impersonalistas, atsiuntė savo mokinius, kad jį atverstų impersonalizmą. Sako, ten nuvažiuosi, ten yra toks žmogus ir tu turit tapti, jūs turit jam duoti žinias, vedantą. Aš žinau, aš ten jau gerai, aš labai senai skaičiau. Gal ir ne visiškai. Bet jisai nebuvo prisirišęs prie to dalyko. Jis buvo nugalėjęs troškulį, alkį, miegą, tos dalykus buvo nugalėjęs. Tai yra materialūs dalykai, čia nieko bendro su dvasiniais dalykais neturi. Jie gali padėti dvasiškai tobulėti, jeigu tu, kaip sakant, taip atlieki kaip tarnystę Dievui. Bet tai gali būti ir kliūtis tavo dvasiniam tobulėjimui. Visi mistiniai sugebėjimai, jie gali padėti tau, jeigu tu esi sąmoningas. Jeigu tu, kaip sakant, tai panaudoji Dievo tarnystei. Ir tu supranti, kad tu tai gavai iš Krišnos. Kad tai yra Krišnos tau dovana. Kad tai net tu pasiekiai.
kad tai ne tavo nuopelnas, kad Krišna tau tai davė. Ir tu jį panaudoji taip pat Krišnai. Ir sakant, kaip ir mes dabar, sakykime, bhakti, jie paima gėlę, gėlė tai mums nepriklauso, ne? Gėlė tai Krišnas kūrinys. Jo gyva esybė, kaip sakant, ta gėlė yra. Jo vaikas. Ir mes pasiūlom ją. Mes ką siūlom? Meilę. Meilę savo. Mes parodom dėmesį. Kas yra meilė? Kad mes esam dėmesingi. O ne meilė kas yra? Kad mes esam abejingi. Dėl ko mes čia? Šitam materialiam pasauly? Dėl to, kad mes buvom Krišnai abejingi. Ir Krišna ką padarė? Jis davė mums metodą, kad mes taptume jam dėmesingi. Dėmesys. Dėmesingai kartok šventą vardą, nesak? Ir mes turim kiekvieną veiksmą atlikti, kaip Prabhu, su meditacija, kad šitą čamarą aš veduoju Šrila Prabhupada. Ir jis iš tikrųjų sėdi čia, realybėj. Ir jis priima tą mūsų dėmesį. Ir kiek mes esam dėmesingi jam, ant tiek mes gaunam jo malonę. Ir ant tiek mes jį pajaučiam. Suprantat? Iš pradžių, kada pradedi pučiariauti, Krišna duoda nepriežastinę malonę, kaip ir visur, kame. Kada pirmą kartą prasadą valgai, aš atsimenu, pirmą kartą prasadą valgiau, iš akių ašaras bėga. Pirmą kartą mantrą kartojau, ten man plaukai šiaušas. Ką pirmą kartą dariau, tas viskas buvo nektaras. Bet paskui viskas tai dinga, suprantat? Bet prisiminimas tai liko. Taip pat pirmą kartą, kada aš priėjau prie dievybių ir sukartojau Gaitrį, iškviečiau. Į Gaurangą atėjo per mano visą kūną. Bet tai buvo vieną kartą. Ir aš galvoju, kad man kiekvieną kartą tai bus. Bet kitą kartą tai jau nebebuvo jau to. Dinga, kažkur tai dingsta. Ir tai rodo, kad tai yra realybė, bet reikia dirbti. Reikia ugdyti tą intelektą, reikia ugdyti tą dėmesingumą, reikia ugdyti tai, kaip pasakyti, nugalėti tą abejingumą, kaip tam Prabhu, kur mes skaitome, ne? Jam sako, tu iš tikrųjų, tu sakai, kad tu nori pas mane, bet tu nenori. Tu man abejingas esi. Jeigu tu sakai, iš tikrųjų pas mane norėtum, aš sulaužyčiau visas taisyklės. Krišna sako, aš visas taisyklės, aš sukūriau šitą materialų pasaulį. Bet jeigu tu iš tikrųjų nori ir yra kažkokias kliūtis, aš jas visas sulaužau. Man nėra problema sulaužyti. Bet sako, tu tai nenori. Šitą pradėjai galvoti. Sėdi, skaitai ir galvoji, kaip čia yra. Čia kalu. Ta plaktuku į dieną. Tik aš nenoriu. O pasirodo, širdį nenori. To kažkur išoriškai nori. Bet iš tikrųjų, realiai nenori. Nes tu turi savo planą. Turi savo idėją. Ir kol mes turim savo idėjas, kol mes turim savo planus, tol Krišna uždarytas užuolaida. Suprantat? Mums reikėtų praverti tą užuolaidą. Tai esmė tame atsisakyti savo idėjų, savo verslų kažkokių. Kaip sako, sarvatgarmam parytėdžia, mamaikam šaranam radžia. Nuo šitas akimirkas tik prasideda dvasinis tobulėjimas. Ir Čitanis ateina, jis parodo, kaip tai atrodo, ne? Išskyrimo rasą, iš akių bėga ašaros, kartuojant šventą vardą. Mes šiandien visi čia susėdę kartojam, bet čia turėjo grindis būti šlapės. Bet jūs niekiek nesušlapa. Reiškia, mes buvom visiškai abejingi. Kažką burbenam, kažką galvojam. Kiekvienas, Krišna labai sunku iš tikrųjų, kad jis įeitų į tą vardą, labai sunku yra. Bet pirmą, aš kaip Dainių sakiau, kad jis man paskambino, sakau, aš buvau tada perskaitęs, jeigu tu nori, kad Krišna įeitų, tu turi priimti dvasinį mokytoją. Turi priimti dvasinį mokytoją. Bet dvasinį mokytoją nėra tu uždarytas kelias, suprantat? Jis yra, kaip Kristus sakė, aš esu kelias, tiesa, kaip sakant, aš esu šviesa, tiesa ir kelias. Paskui krikščionys sako, jis yra Dievas.
Taip, jis Dievo vaikas, kaip sakant, savo mokiniams jis yra Dievas. Va. Jis yra dvasinis mokytojas. Ir todėl be dvasinio mokytojo mums nėra jokių šansų. Kaip Prabhupada čia pačioje pradžioje sako komentarė, kad mes turim prisijungti prie paramparas. Mes laidą turim, kištukas yra. Bet elektra neteka. Ką mes turim padaryti? Mes turim įkišti. Ir tada pas mus lemputė pradės degti. Lemputė čia vidui pradės degti, jeigu mes laidą įkišime. Bet jeigu mes laikom tą laidą su to šakute, ne? Ir mes visą laiką galvojam, kodėl ta lemputė nedega? Kaip jin pradės degti, jeigu jis nepajungtas? Ir taip 100 metų praeisi ir nepajūsi, va, man jau virš 50, ir kam galiu arti 60, va, kitam apie 70. Tas laikas labai greitai eina. Iki 30 metų dar laikas biškį lėčiau eina. Po to vis greičiau, o 50 šis diena, tik va, taip, saulė patikė nusileido. O šitai va. Suprantat? Jau žiūri, metų nebėra, 2 nebėra, 3 nebėra. Suprantat? O čia ne juokai. O to laiką nebesugražinsi. O kūnas, suprantat, jis jau nebegali to daryti. Va. Jau reikia akinių. Tai vėl kažko reikia. Tai ausų reikės. Suprantat? Kūnas jisai labai netobulai, jisai griūna. Su metais nereiktų tokiai būti iliuzijai, kad ateityje aš tai padarysiu. Čia yra pati didžiausia iliuzija. Kad ateityje, kai aš įvykdysiu savo visus norus, troškimus, visas savo idėjas įgyvendinsiu, tada aš tikrai tapsiu dvasingas. Dorybė yra gerai. Dorybė gyventi yra gerai. Ir žmogus jau pajaučia laimę. Bet tai ne viskas. Nes gūnas, jos tokias yra. Jos virvės, kaip sakė Prabhupada, jos traukia. Ir jeigu jūs pasiekė dorybę jumis taip pat, kaip ir virvė, jinai nutrauks. Todėl mes turim pereiti tą ribą, peržengti iš dorybės į transcendenciją. Ir taip mums padeda Šrimad Bhagavatam. Suprantat? Ar supratot? Kad reikia prisijungti prie paramparas. Čia labai rimtas dalykas. Bet atsakingai, kai iš pradžių aš minėjau, kad tas žingsnis turbūt atsakingas, nes tu šitai asmenybei uždedi didžiulę naštą. Aš žinau, aš kažkokią nesąmonę padariau. Nenoriu neatsakyti. Ir Guru Maharadžas mano susirga. Ir aš buvau Vilniuj, sėdėjau, lekcijoje buvo Bhakti Chaitanya Svamis. Bhakti Chaitanya Svamis, jisai labai gražiai kalbėjo apie, kaip mes esam atsakingi, žinai. Kad mes mokiniai, žinai, turėtume ten taip. Ir aš pagalvoju, koks aš niekšas, bračiai. Aš taip prisidirbau ir dabar mano dvasinis mokytojas dėl manęs kenčia, supranti. Ir man taip kažkaip negera paliko, aš taip galvą nuleidau. Bhakti Chaitanya toliau sako, bet nieko nepergimk, sako. Sako, šita našta yra malonė iš tikrųjų. Kad mes galim ją nešti, kaip masiniai mokytojai, kad jie neša. Jeigu tu iš tikrųjų pergyveni, kad tu padarei nesąmonę, dėl to gailies, nes tame yra mokslas. Tu nesuprasi, kad tu darai nesąmonės, kol tu nepadarysi nesąmonės. Tu galvosi, kad tu labai esi idealus. Bet kada tu padarai nesąmonę ir tu suvoki tą nesąmonę, tada tu, jeigu tu sąžiningas žmogus esi ir suvokintis, tu dėl to gailies ir taip tavo širdis valos. Suprantat? Tu tampi mokiniu. Ir tu pergyveni. Tu pradedi prašyti Krišnos, mokytoją, kad duotų tau tą stiprybę, kad tu daugiau tos nesąmonės nedarytum. Nes tu supranti, kad pats tu negali nedaryti.
tu dar aukštesnį laiptelį praeini, suprantat? Tu suvoki, kad tu bejėgis esi kažką čia padaryti. Tau reikalinga ta jėga ir tu jos prašai, kaip Prabhupada visą laiką melsdavos Krišnai ir prašydavo. Prabhupadas kažką tada paklausė, tai ko jūs meldžiat? Štyras atsidaręs, jūs su Krišna bendravė tiesiogiai, o prašot jo. Sakant, jis pasakė, aš Majos bijau, o jūs jos nebijot. Štai aš meldžiaus Krišnas, prašau jo prieglobsčio, suprantat? Mes turim savo idėjas, mes turim, kaip sakant, savo planus ir mes norim juos įgyvendinti be Krišnos. O Krišna ką nori? Jis duoda mums tą problemėlę, kad mes atsitrauktume į jį, nelakstytume aplink ratais kažkur ir spręstume, bet kad mes ateitume pas jį, suvoktume, kad vienintelis draugas ir vienintelis mūsų prieglobstis ir vienintelis, kuris mums gali padėti, yra tik tai Viešpats ir jo tyras atsidavęs. Suprantate? Niekas mums nieką negali padėti. Jokių problemų išspręsti negali. Ir jeigu mes pradedam nuoširdžiai melstis, prašyti, ta problema kaip ir atsirado, taip ir išnyko, kaip Krišna sako, kaip miražas. Mums atrodo, kad vanduo, bet kai mes prieinam dykumoj, vandens nėra. Tai buvo miražas. Taip ir visas materialaus pasaulio problemas, visas iki vieną, jos yra kaip miražas. Miražas mum, kad mes ateitume ir melstumės Krišnas, kad mes nugalėtume savo egoizmą, kad mes negalvotume, kad mes patys galim jas išspręsti. Jis laukia. Vieną dieną. Jis gali ilgai laukti, 2 dienas, 3 dienas, metai, 10 metų, 100 metų, kitas gyvenimas. Jis laukia, kada mes ateisime ir jam nusilenksime. Ir priimsime jo tyrą atsidavusi ir pradėsime jam tarnauti ir vykdyti jo nurodymus. Tada nebelieka egoizmą. Kada tu suvoki, kad tu esi menkysta ir tu nieko negali padaryti, tada nebėra egoizmą, kad viskas priklauso nuo tavęs ir tu esi visako centre. Tada Krišna tampa centre, o tu tampi jo tarnu. Kokie klausimai? Hare Krišna. Prašau. Palaukit, aš gal duosiu mikrofoną. Jis sako, nepriimsiu dvasinių mokytojų, nes nenoriu mokytojų apsunkinti. Na, kartais tokia idėja kyla ir mokytojas sako, kad tai irgi yra švento vardo įžeidimas, nepriimti dvasinių mokytojų, nes mes, kaip ir Prabhupadai, tarnaujam ir jo yra nurodymas priimti dvasinį mokytoją. Tai kiti žmonės sako, nepriimsiu, nes prisidarysiu įžeidimų, užsikirsiu kelią savo dvasinį, bet jeigu mes neprimam, tai irgi yra įžeidimas ir nėra kito kelio, kaip jį priimti ir nedaryti jam įžeidimų. Tai čia buvo mokytojo toks papildymas, o klausimas yra toksai, kad man tokia didžiulė garbė, galim sakyti malonė, tokia tenka dažnai su mokytoju būti. Ir aš su tuo susiduriu, kaip jūs sakot, kad tas familiarumas ateina. Ir iš tikrųjų mokytojas praktiškai labai nedaug ką prisileidžia, dauguma net su automobiliu tuo pačiu neleidžia važiuoti arba į daršaną ateiti labai nedaug leidžia ir labai apribojęs yra bendravimą daugumai mokinių, nes ta tendencija yra ir didžiausias pavojus, nori, nenori, jeigu yra siela netyra, būdamas su mokytoju, kyla tas familiarumas. Ir pagrindinis darbas ir yra, būtent būnant šalia mokytojo, tai dirbsiu šitą savybę, bet čia yra viena su mokytoju negyveni, o kaip yra, kad mes gyvenam su vaišnavais
Ir ta pati tendencija neišvengiamai atsiranda familiarumas vaišnavams. Tu pradedi galvoti, ar kažką tai, kad esi geresnis už kažką tai, arba pradedi kitą vaišnavą galvoti, kad jis trūkumų kažkokių turi neišvengiamai, nes tu būni šalia jų, mes negalim pastoviai išlaikyti dvasinės sąmonės. Ir tai irgi, aš pastebėjau, paskandina mūsų dvasinę sąmonę. Ir klausimas yra, kokia turėtų būti nuotaika būnant su vaišnavas ir kaip ją, tą nuotaiką pasiekti ir išlaikyti. Labai gilus klausimas iš tikrųjų. Šimas Bhagavatam atsako, aš nežinau, čia aš ką skaičiau, jisai atsako į tą klausimą, kaip mes turėtume elgtis su vaišnavas. Tai yra labai paprastas, jeigu taip teoriškai, labai paprastas principas. Yra 3 lygių vaišnavai. Uttama adhikari, madhyama adhikari ir kaniška adhikari. Ir sakykim, mes randame kažkokiam lygiai, ne? Su savo lygiais mes turim bendrauti. Tai reiškia atverti savo širdį. Tai yra draugai, ne? Kurie daugiau pažengę, kurie matom, kad jie yra už mus daugiau kažko. Mes neturim jiem pavydėti, bet mes turim jiem tarnauti. O tiem, kurie yra žemesni, kaip pasakyti, kaniška, tokie, kaip pasakyti, gal tik pradentas žmogus, žinai, kuris daug trūkumų turi. Mes neturim tos trūkumus kelti, bet mes turim išreikšti jam gailestingumą. Ir stengtis truputėlį laikytis nuo jo tam tikrą atstumą bendravime. Mes neturim jam atverti savo širdies, mes neturim jam tarnauti. Už tai mes turim, kaip sakant, bendrauti su kiekvienu labai asmeniškai ir labai intelektualiai pagal šventraščius. Nes šventraščiai labai tobuliai moka, kurie daugiau pažengia tarnauk. Ką reiškia? Jeigu mes jam tarnaujam, mes gaunam jo savybės, tų, kurių mes neturim. Mes patarnaudam, gaunam jo malonę, jisai išlieja mums šaktį. Mes jeigu patenkinam už savį aukštesnį baktą, kuris daugiau pasiekęs, sakykime, jisai yra kantresnis, o mes neturim kantrybės, ir mes jam patarnaujam, ir jisai mumis palaimina, kad būk kantrus. Ir tas palaimimas, tai reiškia, jisai, Krišna per jį duoda tą energiją. Viskas iki yra tos energijos. Ir mes tampam kantrus. Mes švaros trūksta, Bet kitą baktą matom, kad jisai net švyti blizgas. Mes paprašom, kaip sakant, jam patarnaudam, mes gaunam tą švarą. Suprant? Tai yra mums naudinga. Tas bakta iš tikrųjų nepraranda tų savybių. Tai kad dvasinės tos savybės, arba jeigu kažką jisai laimina, pas jį lieka tos savybės. Bet mes gaunam patarnaudami naudos. Už tai yra labai nuostabus bendravimas, sadgo sanga, Jeigu kažkas, matom, kad yra pažengęs, mes tai pasodinam, ne mane, bet pažengusi. Ir ant pesasanas ir prašom duoti pamokymus, Jeigu yra kažkas lygus su mumis, mes stengiamės su juo užmesti ryšius draugiškus. Mes jam atveriam savo širdį. Mes pasipasakojam savo problemas. Jis pasipasakoja savo problemas. Ir jisai mūsų supranta ir mes jį suprantam. Vyksta bhakti, kaip Rupa Gosvamis Padišamritui rašo tas tekstas, Dalinti dovanas, priimti dovanas, atskleisti slaptingiausias mintis, Su kuo mes galim? Tik tai su draugu. Tuo, su kuriuo mes pasitikim, juo, kaip sakant, aš su juo į Himalajus galiu eiti, o su kitu aš neisiu, žinai. Aš ten kažkada tarnavau ir vienas jau tarnystės galą, reiškia, tos armijos, jisai virves pynė, žinai. Ir jisai alpinistas, dagistanietis buvo. Ir jisai sakydavo, aš su tuo į kalnus einu, su tuo neisiu, žinai. Jisai žinojo, kas tie kalnai yra. Nes kalnuose tu turi žmogum pilnai pasitikėti. Jeigu tu nepasitikė, geriau net neik. Ten kiekviena akimirka yra pavojus, kuris tavo kainuoja gyvybę. Ir trečias, kada jeigu mes labai draugiški būsime,
tiems, kurie yra už mus žemiau, jie tai neįvertins. Jie padarys įžeidimus, jie degraduos. Antras dalykas, mes supyksim, mes irgi prisidarysime įžeidimo, ne? Mes tapsime taip pat kaip ir jie, gausime tas savybės. Štai sako, neieškok trūkumų. Jeigu mes laikysimės tam tikrą atstumą. Prabhupada, aš galvojau, kad kažkada, kad mes turim su visais, taip, man, kaip tu bendraudžinai, ten apsikabinti. Bet Prabhupada komentarė konkrečiai rašo. Aš perskaičiau, kelius kart perskaičiau. Prabhupadas tikrai va parašyta, kad mes turim pasirinkti, su ko mes bent turim bendrauti. Suprantat? Viskam reikalingas intelektas. Dėl to, sakant, mes turim ugdyti tą būtį, suvokti, kad šitas bhakta, jisai daugiau už mane pažengęs. Aš jam pasitarnausiu. O tam aš galiu atverti širdį. O tam aš galiu išreikšti savo gailestingumą, jį pamokyti. Bet jeigu jis nepriima mano pamokymo, ne, jeigu aš jam pasakiau, jis nedaro, tai antrą kartą nebūtina jam kartuoti, ir trečią kartą ir įversti tai daryti. Geriau su juo iš vis reikalą neturėti. Nes jis turi savo planą. Jis dar nori tenai. Jis dar nenori čia. Suprant? Jeigu mes teisingai jam pasakėme ir jis nenori tai daryti, reiškia, tai yra jo problema. Ir mes dėl to neturim pergyventi ir laikyti atstumą nuo jo. Nes jeigu mes pradėsime labai su juo bendrauti, tai mes prisidarysime įžeidimą ir mes degraduosime irgi. Ir jis degraduos taip pat. Sakant, turi turėti jėgą, kad visus ištrauktum, o ne kad užsikabintum ir tave nutrauktum. Kokį klausimą dar turėti? Labai trumpai jau. Čia Prabhu klausia kažką. Taip. Dvasinis mokytojas yra nuo pat mūsų gimimo. Taip, kiekvienais metais mes galim po vieną dvasinį mokytoją turėti. Bet ne dikšagūrų, o šikšagūrų. Šikšagūrų mes galim turėti labai daug. Net šuo, sako, gali tavo būti šikšagūrų. Jis tau gali duoti nurodymus. Kaip aš pasakoju savo vedybinius metus, kada mano dukra 5 metų, jinai priejo, paėmė knygą, atnešė man ir padavė. Aš neteisingai kartuoju šventą vardą. Nu, mano buvo pati pradžia. Ir atvertus man padėjo. Ir aš pasižiūrėjau, paskaičiau, reikia taip kartuoti. Suprantat? Aš ten žodžius sumaišęs buvau. Ir aš pagalvojau, o kodėl jinai atvertė, atnešė man. Tai netgi jinai nesąmoninga, 5 metų ar 4 metų vaiks, jinai negali suvokti, ne, ką jin daro pilnai. Reiškia, Krišna per ją daro. Ir jau tam tau kaip šikšagūrų. Taip pat bent koks žmogus, kaip Prabhupada atėjo vienas biški išgėręs, ne? Ir jis pasakė, Prabhupada, jūs turit negulėti vaikščioti. Tada jis pasveiksta. Nu, tas gydytojas. Ir ten mokiniai jį norėjo išvyti, bet Prabhupada priėmė kaip tiesą, suprantat? Ir jis pasakė, nuo šiol aš vaikščiosiu. Ir paskui Prabhupada sakė, mano sveikata, ta kūno sveikata, labai priklausė nuo rytinių pasivaikščiojimų. Nu, jisai paskui pasakė. Jisai priima, jisai klausosi kiekvieną, kuris jam kažką pasako. Mes turim klausyti ir intelektų apdirbti. Kad nebūtume tokiais mokiniais, kaip tas mokytojas turės tą didelę skrybelę. Va. Mes turim visų klausyti ir visus matyti, kad yra jie mums kaip guru. Kiekvienas vaišnava yra mūsų guru. Jeigu jis duoda kažkokį pamokymą, kad 5 metų vaiks, ne, duoda pamokymą, 3 metų, kažkokį pasako, mes turim klausyti. Aš sūnui skaičiau labai trumpai, jeigu galim. Ir man buvo tokia mintis, aš Krišną dievą, aukščiausias dievas asmuo skaitydavau ir visą ką apie Nirgarį, ne? Ir kaip jisai pakliūva tą padriežo, ne? Ir mano širdį ant Krišnos buvo pavydas. Ir piktis, kodėl Krišna nubaudė šitą žmogų. Tiek dorobės, tik tos karvės, jos ne šiaip savo pabėga ten, ne?
Jos irgi Krišnos valia ten susimaišė. Ir tas prakeikims įvyka Krišnos valia. Viskas įvyka, tai Krišnos valia, aš tai suvokiu. Ir kodėl Krišna toksai žmogus ant tiek viską gerai darė, ne? Ir mano širdį tas vyrė pastovi. Aš skaitydavau, sakau, Krišna taip, Krišna geras, bet kodėl jis tai padarė, aš niekam nesakydavau. Bet aš savo širdį tai turėjau. Ir ilgai turėjau. Ir visą laiką skaitydavau. Ir mano sūnus vieną kartą manęs paprašė, šeimo, žinai, paskaityti aukščiausias Dievo asmuo ir dukra sėdėjo kažką ten rašė, o aš skaičiau būtent šitą istoriją. Ir kai aš perskaičiau, dukra atsakė mano proto nuostatą. Ir pradėjo sakyti, koks Krišna yra niekingas. Jisai, tas žmogus tiek gero padarė, o jis jį nubaudė, jis tapo driežu. Koks Krišna yra negeras. Tai mano dukra taip sakė. Ir aš negalėjau nieko pasakyti, nes tai sutapo su mano širdies nuostata. Bet sūnus pasakė vieną sakinį man. Jis buvo dar vaikas, jam buvo 5 metai ar 4. Jis pasakė, bet jisai su Krišna susitiko. Jis pasakė vieną sakinį. Jisai susitiko su Krišna. Ką jis ten padarė? Jisai sutikė su... Ir pasakiau, Tadai, tu iš tikrųjų esi Saliamonas. Tu man atsakėjai į viso mano to klausimą. Jis tapo, mano sūnus tapo man dvasinis mokytojas. Jis davė man pamokymą. Tai yra, mes šikšagūrų, mes galim turėti labai daug. Dikšagūrų mes galim turėti tik tai vieną. Tai yra Krišnos nustatyta, tai ne aš nustačiau. Bet pamokymus mums gali duoti daug kas. Ir mes turim tai priimti. Neparinai, mūsų dikšagūras yra vienintelis nepakartojamas, kuris mums duoda nurodymą, o kitas gūras atvažiuoja, duoda mums nurodymą ir mes jo nevykdoma, ne? Arba kažkoks tai vaišnavas išaukštintas mums duoda nurodymą, ar netgi mums vaikas duoda nurodymą ir mes nedarom. Tai mes neprotingi, mes nesiklausom. Ką reiškia klausytis? Mes patys nekalbam, bet klausomės, ką šneka kiti. Ir giliai klausomės, savo širdim klausomės. Ir priimam, ir nugalim savo ego. Kad vot, čia tas vaikas, kaip jis gali mane pokyti? Tėvą. Jis mano vaikas, šiam diržo darbą visada. Tyba, tokia, žinai, tai čia vat yra, egoizmas. Kaip anksčiau būdavo išminčiai, ne? Susėdžia išminčiai, ateina kumarai, jam buvo 5 metai, ne? Atsisėda ant pisasnas ir duod sadgusangą. Hare Krishna. Atleiskit man už nusišnekėjimus visus, už viską, vančia kalpa, trūbė šeklė. Ar atsakiau, Prabhu? Pabėgais. Ar atsakiau teisingai? Ar patenkinau tavo? Gerai, Hare Krishna. Šrimad Bhagavatam ki. Jeigu kas buvo gerai, tai žinokit, Krishna kalbėjo. O kas blogai, tai mano protas. Viskas buvo gerai. Riba, pati nuostabiausia dalis. Jis sako, pati nuostabiausia.